Esu Sigitas Tamulis, Vilniaus universiteto bibliotekos registravimo skyriaus restauratorius, knygnešys restauratorius. Studijavau Vilniaus universitete biblioteninkystę, bibliografiją ir būdamas 3 kurse, žinodamas bibliotekos skyrių darbą, funkcijas bibliotekos, nutariau gilintis į knygų restauravimą. Toks buvo supratimas tada. Ir buvau pirmoji laida, kada keitėsi jau specializacijos. Kadangi anksčiau buvo masinės bibliotekos, techninės bibliotekos ir vaikų literatūra. Ir pagal tai buvo specialistai skirstomi į šias 3 grupės ir ten mokymo programos truputį skirstos. Ir kai aš pradėjau, tai buvau pirmoji laida, kada atsirado ten mokslinė techninė informacija, atsirado knygotyra ten ir visokios kitos papildomos specialybės. Tai ir kaip tik knygotyrą dėstė ir jau amžinatilsį Glosienė, profesorė, tada dar buvo dėstytoja, Domas Kaunas, Vanda Stonienė ir taip. Ir štai 3 kurse nutariau jau įsidarbinti giliau ir viską praktiškai pereiti tos procedūras. Tai kadangi restauratorių niekas neruošė, restauratorius pasirinkdavo patys kolektyvai, atsirinkdavo žmonės, kas vis tiek reikalingi gebėjimai piešti, jausti mastelį, turėti kantrybės, ramų charakterį ir taip toliau. Su labiau patyrusių restauratorių pagalba, tai po truputį jau į šitą sistemą. Tada gyniau diplominį darbą, parašiau apie Vilniaus universiteto bibliotekos restauravimo skyriaus ten darbo principus ir ten, kas tai daroma ir panašiai. Tai dabar dirbu jau virš 30 metų daugiau. Tada prasidėjo atgimimas Lietuvos ir ta nepriklausomybės atkūrimas ir pasidarė toks, susikūrė Lietuvoje sąjūdis apie tą praeitį. Ir maždaug 1998 metais mūsų istorikų delegacija važiavo į Lenkiją, į Biskupino tą rekonstrukcinį miestelį, kaip dabar pas mus Kernavė. Ir pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta, organizacija, kokie matai ir taip toliau. Tai čia ir Trakų muziejaus istorikai važiavo ir VU, atrodo Paviliūnas, Koncevičius ten ir kiti ir meistrai pasižiūrėti kaip. Ir tada nutarė daryti tokius festivalius, kaip dabar yra gyvosios archeologijos dienos Kernavėje arba viduramžių šventė Trakuose. Čia ta tendencija visur yra. Pirmiausia, vyrai ginkluoti, juvelyrika, moterys ten irgi drabužiai kažkokie, juostos pinti ten ir taip toliau. Knygnešystės kaip po tokios nebuvo. Ir buvo 2002 metais pakvietė mus 6 iš Lietuvos, 6 iš Latvijos ir 6 iš Estijos, Švedijos ambasada. Ambasadorė buvo knygnešystės tokia mylėtoja. Pakvietė į Leksando amatų mokyklą, į tokius kaip vasaros kursus, pažiūrėti kaip ten kas. Tai tas užvedė į rekonstrukcijų šitą kelią. Ir tuo pačiu grįžę iš karto 2003 metais tada įkūrėm Vilniaus knygnešių gildiją. Dabar
Vilniaus Vrublevskių bibliotekoje saugoma pakartotinė privilegija knygrišiams, nes pirmoji sudegė, kai Maskvos invazijos metu, kada sudegė Rotušė su magistrato knygomis, tai buvo knygrišių prašymas, kad kaip senais gerais laikais suteikti mums ten tą privilegiją užsiimti šiuo amatu. Tai buvo ne šiaip savo kažkoks tai, kad kaip šiais laikais ten, išdavė licenciją ir viskas. Bet buvo su pareigomis, kad kiekvienas cechas nelaimės atveju gesindavo gaisrus, pavyzdžiui, dirbo kaip ir nuo plėšikavimų, jeigu kokie suirutė arba karo atveju, turėdavo ginti miesto sienos dalį, savo cecho pinigus pirkdavo savo ginkluotę, laikė Rotušėje ir buvo tokia miestui pareiga. Negalėjai kištis į kito amato veiklą. Pavyzdžiui, kai knygos yra aptrauktos oda, tai negali tu odos įsidirbti ir po to rišti knygą, nes tada didžiulis konfliktas. Ta privilegija tam yra, kad žmogus pasiekia tokį laipsnį, kad gali pragyventi iš specializuotos veiklos. Knygrišys iš knygų, ten žvakių liejikas iš žvakių, kailių dirbėjas iš kailių, ten puodžiai iš puodų ir taip toliau. Dingsta tas toks, kai visų galų meistras viską mokė. Išvis cechinė paruošimo viduramžių mokykla yra, kad pradedi pakopinę, eini nuo mokinys, pameistrys, tada važiuoja į kitą cechą, šiuo atveju važiuodavo į Krokuvą, į tą pačią Krokuvą atvažiuodavo į Europos ten irgi, Vokietijos knygrišiai, iš Niurnbergo, iš kitur. Ir tokiu būdu ta inovacijos plito, keitėsi, apykaita informacijos buvo ir tos meistrystės. Ir tada gaudavo raštą, kad pas kažkokiam ceche, pas kažkokį ten meistrą dirbo ir grįždavo į Vilnių ir tada turėdavo ir 6 knygas per tam tikrą laiką ir buvo rišti ceche, kad visi matytų, kad pasidarai ir kokios naujovės. Tada tai vadinamas meistrištikas arba šedevras, jeigu būtų meistro šedevras. Tada meistrai nutarė priimti tave į cechą ar ne. Tai, ta pakopinė mokymo sistema. Dabar, jeigu imti liaudies meistras arba tautodalininkas, čia irgi yra tokių, iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad čia kažkokios problemos, bet iš tikrųjų tai mokymo pakopa biški kitokia, daugiau šeiminė, liečia 3 kartas. Ten jeigu kokia nors audėja, tai būna močiutė, mama, dukra. Ir aišku, kaip ir visur, vieni talentingesni daugiau žino, kiti mažiau. Bet tokiu būdu jinai yra ir greičiau kintanti, ir priklauso daug nuo pačio žmogaus, kiek jisai domisi. Ir ta prasme, tas toks ir pas mus dar kitų rekonstrukcinio judėjimo jau sovietiniais laikais, ten po Antrojo pasaulinio karo imkim, ten atsiranda toks tarybinis liaudies meistras sąvoka ir tada atsiranda privilegijos kažkokios, tai dirbtuvės duoda, įsikuria dailės kombinatai. Jeigu imsim dar ankstesnius laikus, kaip po padalinimų, kada įsikūrė carinė valdžia Rusijos, tai tenai, o Anglijoje prasideda tas menų ir amatų judėjimas, kur Morisas ten, Puginas, Ruskinas, kad manufaktūrinis daiktas yra nebemielas, unifikuotas, kad reikia kad grįžti vėl prie amato, kad atsirastų daikto estetika, meilė tam daiktui. Nes viduramžiais, kaip minėjau, tas meistrištikas, tai
amatas ir menas buvo viename. Ir norint atstatyti daiktą, tai ne vien chemija ten ir reikalingas amatas, jeigu tu restauruoji baldą, bet tu jo nemoki padaryti, suprasti, kaip tai viskas vyksta, tai čia būsi menotyrininkas tik tais ar dar kažkas. Tai taip ir knygrašystėje. Tada pradeda pirmiausia Vilniaus universiteto bibliotekoje skyrius kūrėsi, po to Mokslo akademija Vrublevskių, po to nacionalinėje, po to archyve, kada pradeda turtą grąžinti, reikia dokumentus parengti ir taip toliau. Ir tuo pačiu kolektyvų, vėlgi, kaip minėjau, niekas neruošia ir kolektyvuose įvairiausių gebėjimų ir išsilavinimų žmonės, bet čia vienas iš pliusų irgi yra, kadangi, pavyzdžiui, kažkas studijuoja lotynų kalbą ar graikų ten. Rankraščiai ten ar spausdintos knygos irgi ta kalba, jeigu suirę fragmentai kažkokie ir ką, žmogus turi tokią pojūtį tam amatui, daiktui, rankos dirba, moka, limpa, kaip sakant. Labai gerai tokį žmogų turi. Jeigu ateina chemikas, jisai suprato vidinius dalykus, kas vyksta tame objekte. Istorijos fakultete baigė vėl jie laikotarpį ir visą tų daiktų istoriją. Dailės akademija vėl kokia grafika, pavyzdžiui, vėl popierius laikmena, vėl kokia grafika. Afortas ten, ar litografija, ar kokį paspalvinimai, akvarelė, ar kažkas fiksavimai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kolektyvuose buvo tokie surankioti grynuoliai ir paskui užsipildo ir labai sunku patekti, nes tokie skyriai nesiplečia, jie yra riboti. Ir kai kas nors numiršta arba išvažiuoja kur nors, arba keičia gyvenamą vietą, tai faktiškai tik tada gali patekti. Tai jeigu atlieki kažkokią praktiką, ar kažką, vis tiek turi turėti gebėjimus, turi matyti. Tai tas restauratorių rengimas yra kažkuria prasme kaip viduramžių su ta pakopinė sistema. Tai neturi jokios kategorijos, tiesiog turi darbo vadovą, kuris tave stebi ir patarė ir panašiai, toks prikabintas esi. Ir tada yra pakopinė sistema, darai keletą darbų, kur kas 5 metai vis tą gali keltis arba tvirtintis tą kategoriją kultūros ministerijoje. Yra ta restauratorių taryba su visa dokumentacija, tai toks ir nuo to priklauso irgi atlygis, tai čia kaip viduramžiais. Ateini mokiniu ir augi, kol pakili į tam tikrą lygį, tada į senumą tada lendi, kad atitinkamai nuo kategorijos tada gali tos senesnės knygas ar kažkokius daiktus. Tai kada atkeliauja visas ten, ta visa Italijos dvaro aplinka su Bona Sforza, čia ir opera atsiranda ir taip toliau, ir knygos, tai knygrašystė rodo, kad Vilnius yra, ta prasme, skaitantis miestas, ta prasme, kad yra kultūros, yra kiek tuo metu skaitė žmonių, kas yra tų užsakovai, knygrašystės, tai ir bažnyčia, didikai ten. Ir tai mes, tai jau taip įsikūrė tas ir Vilniaus knygraščių cechas. Tai vadinasi, ne pavienis knygrašys kažkoks, kaip Nesvyžiaus Radvilos turėjo knygrašį, kuris dėdavo karūnėlę. Istorikų išaiškina. Tai ir inventorinėse knygose pažymėta, kad tas pirkta. Tai čia galėjo turėti asmeninį kažkokį, bet kaip cechas jisai aprūpina miestą visus. Tai mes tada po
kai grįžom iš Leksando, iš tos Švedijos ten, tai ten dėstė toks labai patyręs meistras, pasaulinio lygio CT10 jėdo. Nu, tai mes kai pamatėm tą sistemą, tai nutarėm čia kurti tą Vilniaus kunigaikščių gildiją, tai 2003 metais. Tai ją įkūrė faktiškai restauratoriai. Nes dailininkų sąjunga buvo dailininkų sąjunga, jų ten, imkim, odininkų skyrius ar ten sektorius, nežinau kaip jie ten. Tai ten buvę baigė Talino dailės institutą, kuris Tarybų sąjungos laikais, jis buvo vienintelis Tarybų sąjungos. Jis norėjo išmokti odininkystės, tai stodavo ten. Tai iš Lietuvos vyko tenai. Tai tie visi dabar odininkai, kurie dirbo dailės kombinate, ten žymus, Numanaitis ten ir kiti, kurių darbai yra muziejuje. Tai jie turėjo savo taisyklės, tas kaip dailininkų sąjunga, jų ten reikalai. Ir jie mus irgi žiūrėjo iš aukšto, kaip minėjau, kad jie tai yra menininkai, mes tai kažkas tipo matininkai. Tai tiem trūko amato žinių ir prasideda. Nes mes į Švediją važiavom Vilniaus universiteto 2 restauratoriai, aš ir Rimas Supranavičius. Ir 4 dailininkai. Tai mes atvažiavom su savo įrankiais, su savo... Meistras iškart pamatė, kas yra kas. Jų pliusas yra, kad jie iš tikrųjų turi tokį matymą, kuria, bet ta kūryba yra toks slidus reikalas. Jeigu gal žmogus sako, aš taip jaučiau pasaulį, aš taip atskleidžiau per tą medžiagą. Jie yra ir filosofija, bet ir vandenėlio daug. Nes gal kažkokių medžiagų neturėjo, gal nemokėjo kažko atlikti ir panašiai. Trūko žinių tų pačių amatų, ar įrankių kažkokių. Tai mums tas kontaktas irgi buvo toks su impulsu, bet vis tiek mūsų darbo specifika, nes restauratorius nepasirašinėja po dailininko parašo. Gali restauruoti ten, nežinau, Picasso neparašys, Tamulis Papas restauravo. Yra net restauratorių atestacijos nuostatuose, toks dokumentų restauratoriams yra 2 specializacijos. Dokumentai kaip popierius, kaip laikmena, imkim, čia grubiai sakau. Ir yra knygrašystės. Tai turi, pirmos kategorijos restauratorius turi mokėti pagaminti tam tikro laikotarpio rekonstrukciją. Tai vadinasi, o pirma kategorija, tai vadinasi, tu gali būti darbo vadovu, pavyzdžiui, turėti žemesnės kategorijos restauratorių, kur tu jau tu jį prižiūri, mokai, patari ten. Tai turi pagaminti rekonstrukciją, kaip ją reikia tada susirinkti medžiagą. Čia ir buvo, kad kadangi mes labai glaudžiai visi dirbam, dabar tam paveldo saugojimo departamentas, tai yra ir reti spaudiniai, ir rankraščiai, restauratoriai. Tai, ta prasme, tai ir padedam saugyklose kartais ten, kada būna ten, remontai buvo pavalyti kažkokių dulkių. Nu, tai tada, kaip darbuotojas, gali turėti prieimą bent jau pasižiūrėti, kas fonduose, kokie stiliai pažeidimai ten. Ir taip, kartu žiūrim, atrenkam parodoms ir ten turi pasakyti tokį kaip vertinimą, per kiek galima padaryti, ar čia pilnas restauravimas, ar čia užtenka konservavimo kažkokio, kad nes būna neplanuoti vizitai kokie nors staigus. Nors Ispanijos karalius ateis, aplankys Vilniaus universitetą, reikia Smuglevičiaus salėje padaryti parodą. Ir viskas, ir visi puola, kas ten susijęs su Ispanija, o ten blogas stovis. Tai taip,
Tai pradėjom rinkti šitą medžiagą, kad nebuvo nei mokymo programos, nei aš pirmas pradėjau daryti šitas rekonstrukcijas. Tai gavau, parašiau šitą, užpildžiau tą prašymą kultūros tarybai apie, kad dar senų matų dirbtuvėse, kaip dvaro meistrai, turėjom dirbtuvės Ačiaus gatvėje, čia Vilniaus savivaldybė skyrė tas lengvatiniam sąlygom, kad būtų populiarinimo šitie dalykai. Tai iš nei paskaitos gali padaryti, nuotrauka yra nuotrauka, ar ten iliustracija iš kažkokios knygos. Bet kad būtų galima vizualiai parodyti, atleisti, pačiupinėti ir panašiai, tai paruošiau, pradėjau rengti tokį rinkinį ir pradėjau iki tarybos. Ta prasme, neprašiau pinigų, duokit pinigų, tada padarysiu. Bet jau, kaip minėjau, iš to viso judėjimo, iš Švedijos patirties, iš kaip restauratoriaus patirties, aš pradėjau tą daryti. Pradėjau portfolio, kad aš jau esu toj temoje ir esu padaręs. Ir jeigu skirsite, tai pratęsiu ten, taip toliau. Tai čia tų knygų yra daugiau, bet kaip iš pavyzdžių, kad būtų mokymo priemonės ir kad būtų galima, dabar yra vidiniai mokymai kiekvieną penktadienį pas mus. Čia su vadovybė sutarėm, kad kol ten gausi kokią stažuotę kažkur išvažiuoti, yra didžiulė kaina, jeigu pas mus atvažiuoja ir pas mane knygraišystės iš Paryžiaus, ten menų mokyklos, jie atvažiuoja pas mus. O mes saviem, ką, neduosim ar kaip čia siūsim ten, tai mes nutarėm tokį skyriuje padaryti, kad pakelt tą tokias skyriaus, tą visą pajėgumą, kvalifikaciją. Nes po šią dieną įeina vėl atėjo jaunų darbuotojų ir yra įvairių specialybių. Nėra, kad būtų baigęs restauratorius. Dabar darau inkunabulo rekonstrukciją 15 amžiaus, kur saugomas pas mus. Čia va vienas iš inkunabulų irgi rekonstrukcija. Tai nes reikia priėjimo prie fondo, turim priėjimą, kadangi dirbam darbuotojai, rašom teisiškai prašymą, reikia, argumentacija kam, ten nemokamai ir fotografuojam patį leidinį, viršelį ir ant jo įspaudų žymės. Reikia ištraut grafiką, išvalyti foną, kad padaryti tą štampuką arba ten tą graviruotą plokštelę. Bet ant popieriaus viskas yra kaip 2D lygų, kiek to rašalo ten mikronai. Tai kada skęsta odoje, pavyzdžiui, tai tos linijos susispaudžia per ankštą. Reikia pravalyti, praplėsti, darom bandomąjį ten cinko magnio plokštelės, spaudžiam, tada žiūrim, kaip reikia platinti, neplatinti, tada darom žalvarinį, tada kotelį, tada medinę rankeną ir tada galim daryti rekonstrukciją. Jau vieną paskutinių etapų puošybą. Bet kas nepadarys. Tai dabar mes jau sukaupę bazę tų pačių įrankių, nes kaip ir gildijos laikais, tos viduramžių, jeigu mirus meistrui įrankiai pagal testamentą atitenka našlei, tai našlė priimama į Vilniaus kunigaikščių cechą, nes didžiulis turtas buvo. Tas spaudas, pavyzdžiui, jisai yra gotikinis spaudas, kompozicija gotikinė ir staiga matom, kaip pereina tas pats spaudas į renesansinę kompoziciją. Jis atlaiko ilgai. Tai tie visokie pokyčiai, tai šita rekonstrukcijų kolekcija pildosi, tada fotoarchyvas
kaupiamas, rašom straipsnius ir tai va po truputį kursim bazę, bus jau apmokymams, tada galima per restauratorių asociaciją ir nes čia Vilniaus kunigaikščių gildijos būstinė dar yra. Ir va ten privilegija kabo, yra kopija, kur Mokslo akademijos bibliotekoje. Yra va steigėjų nuotrauka irgi kunigaikščių gildijos renesansinė. Tai dirbam va tuo keliu einam. Replika tai yra tiksli daikto kopija. Tai ją kartais naudoja, kada didelis, pavyzdžiui, turistų srautas ir panašiai. Galima padaryti kokį nors papuošalą ten ar kažką, kad ir knygos įrišo rekonstrukcija ir knygos rekonstrukcija yra skirtingi dalykai, nes knyga tai yra dar tekstas. Jeigu mes, kaip šitą darė Mažvydo katekizmo šitą, tai ten jeigu iš rekonstrukcijų, iš mūsų klubo požiūrio ir to judėjimo, tai ten jau ofsetų padaryta, fotografuota, perkelta. Bet jeigu iš tikrųjų būtų kaip darė Puškino ir Lermontovo šitą replikas Rusijos oligarchams, tai aišku pirko popierių, tokį, kokį yra malūnų darbo popierius, Prancūzijoje ten ar kur kitur, pagamintas pagal tą technologiją restauratoriams. Tada poligrafijos muziejui paėmė tenai XIX amžiaus ten šriftą, surinko, atspaudė, tai tam popieriui net duobutės yra įrišo. Ten, atrodo, vienas egzempliorius $25 000. Man čia kolega sakė, pats, ne, bet jeigu imsim, kaip daroma, reiškia, rekonstrukcija turi medžiagiškumas, pavyzdžiui, oda, tai irgi turi padaryti pagal to amžiaus technologiją, kad ne iš chromo, ten, kuri XIX amžiuje, kad būtų, jeigu alūninė, tai alūninė, jeigu ten riebalinio rauginimo, ten zomšas išrūkintas dūmais, tai vadinasi, jau ten 12 amžius, pavyzdžiui. Ir jeigu, tai va, ne fanera, o ten, pavyzdžiui, ąžuolas bukas ir jau medis. Jeigu ten, tai čia medžiagiškumas, tada struktūra, visą tyrimą turi padaryti, kaip kas kur eina to daikto. Ir tada darbo simuliacija, reiškia atkartojimas technologijos. O čia labiausiai toks slidus reikalas, subtilus. Todėl, kad jeigu imsim iš rekonstrukcinio judėjimo, čia daug mūsų dabar komunikacijos fakultete Laužikas, kuris maistą propaguoja ten, tai jo yra, kaip žiūri komunikacijos specialistai, pavyzdžiui, tą reikalą, kad visa supanti aplinka yra laikmena, o žmogaus palikti veiklos pėdsakai yra informacija. Tai ta prasme mes turim ir pirminis šaltinis, imsim, kad mes randam knygą, iš saugyklų atnešam, o ten publikacijos tyrimai apie tą knygą, išleidžiama monografija, tai antrinis šaltinis ar tie ženklai vadinami, kaip informatikai sako. Tada ir ateina patirtis. Tada padarai rekonstrukciją, tai tretinė informacija, nes yra daiktas pagamintas. Ketvirtinė jau yra meistro patirtis įgyta. Meistras miršta patirtis. Dėl mokymai šitie ir
reikalingi tam, kad kaip Japonijos šventyklas rekonstruoja. Tai jie kaip meistras, jau, kuris meistras amžiuje ten, aišku, jisai išrenka seną šventyklą ir su mokiniais stato iš naujo. Nasi tie, nežinau, kiek ten tų žmonių būna, bet jie pastato naują šventyklą ir kai jie pasensta, jau tie mokiniai, jie su kitais mokiniais vėl stato šventyklą. Tai ta technologija, jinai iš kartos į kartą perduodama. Todėl jeigu padaro broką ten arba tos puodelius kokius, ar ten kardą, jis yra sunaikinamas, nes persiduoda bloga informacija. Tai tenai meistro patirtis taip pat yra paveldas, o pas mus tik daiktas yra paveldas. Čia, tokie niuansai. Tai su ta replika replika daroma ir su pažeidimais. Jeigu nėra segtuvo vienoje vietoje, vadinasi ir nėra. Jeigu nudilę kažkas, turi būti nudilę. Jeigu ten buvo grandinė ir išlupta, tai ir išlupta. Nedarai grandinės, nors žinai, kad jinai čia buvo, yra žymės. Ir ten apdegę, tai apdegę. Ar ten vienas diržiukas yra, kito nėra. Darai, čia replika, tiksli daikto kopija. O rekonstrukcija jinai yra daugiau, kaip minėjau, atkarto šitus dalykus. Atkarto technologiją, stilistiką, išmok daryti tyrimą, kaip paimi vizuali apžiūra ten, tokia, brėžiniai, fotografija, tas ir paskui tas pagaminimas. Tai jis yra daugiau toks kaip restauratorių ruošimas ar kaip amato ruošimas tada išeina. Tai rekonstrukciją galima daryti net iš monografijų. Kaip ir čia yra, manęs niekas neįleis į Kairo muziejų, paimti originalą ten ir kažką siūlyti, bet yra monografija, brėžiniai, padarai kaip knygrišystės, technologijų istorija, nuo ko kaip ėjo. Tai reikalingas keleto žmonių darbas. Tai šiuo atveju čia Marius Žuramskas, mes su juo aš jį taip įtraukiau, kad dirbti su vienu žmogum. Jis irgi festivaliuose dalyvauja, rekonstruktorius, tik tai savo srity. Jam labai patiko, tai jisai... Man irgi gerai, kada žmogus supranta apie ką. Čia klausimas ne apie tai, pigiau, brangiau, bet ta prasme, dvi sielos sutapo ir mes tą kryptimį einam. Tai čia vakar man tik atnešė, čia matot, drakonai tokie yra, paskui gal nufilmuosit. Aha, tai čia kur liepsnos dar dedamas arba raudonas aksomas, arba raudonas pergamentas, kad išryškinti liepsnas. Tai čia gryni viduramžiai, tie drakonai. Tai tuo ir skiriasi rekonstrukcija nuo replikos. Aš palyginčiau, situacija yra tokia, kaip kada atsirado fotografija. Visi sakė, kad portretinės tapybos nebus. Čia jau tiksliau kaip fotografija niekas nepadarys. Ir ta prasme, arba peizažas koks nors. Bet pereina tada ta veikla į kitą lygmenį, kaip, palyginčiau, kaip portretinė tapyba šiais laikais, arba ten kokia ikonų. Tai taip ir knygrišystė, jinai tokia, jinai pereina į tie jau vadinami deluxe įrišimai arba fine binding, tie, kur būna tos pasaulinės parodos, ten kainuoja 20 000 ir prasme, žiūrint, kas darė, kaip darė, kokie specialiai leidžiami tiražai mini tik tam konkursui, kur tam tikras popierius, tam tikras spauda. Ir tada tu gali naudoti technologijas, kurios
nes gruntai skirti, pavyzdžiui, tai odai. Ne dailės kombinate, kur, ten tarybiniais laikais būdavo ta diržinė, tai diržams, ten baldinė, tai ten sandalams, tai sandalams. Bet yra oda knygrišystėj. Tai tada limpa gruntas, limpa auksas, limpa viskas, ta popierius, tada šlifuojasi, kitaip gruntas dedasi, kitaip gali dekoruoti kraštus. Ir gali atsiskleisti per amatą ar per dizainą, yra labai griežtos taisyklės, kur ten jau, čia aukštasis iš viso pilotažas. Dabar kyla problema, pavyzdžiui, ten 19 amžiaus knyga, kur brošiūros visokios, kur daug lignino, rūgštus popierius, kur tiesiog molekuliniai ryšiai neatlaiko, jisai byra. Bet jeigu mes norėsime turėti muziejinį eksponatą to laikotarpio, ten, kokia nors, kad ir mūsų aušra, Kudirkos laikraštukas, tai jisai yra. Tai su inkunabulu tai dar, ekologiškas daiktas, popierius, geras vanduo, geras, nerūgštus, ten oda tokia, padaryta meistrų. Praėjo 500 metų, jeigu nebuvo gaisro, jeigu jo neužpylė vandens, jisai puikiausiai, ten viskas. Bet imkim šitų, kur mes dabar vadinam menkaverčiais, ateis laikas, kai bus, kad jeigu neliestas, neperrištas, kaip reiškia, nieko nedarytas. Ir čia bus problema. Ir dabar su šiuolaikiniu menu yra, kada šiuolaikinio meno muziejai kaupia do laikotarpio, kur visokie performansai daroma iš ten tualetinio popieriaus apibrūškimo kažkuo. Ir yra tas daiktas, jis pats, pati medžiaga ten 20 metų ir jos, sėdi restauratoriai ir galvoja chemikai, kaip, tie pirmieji darbai, kur ten, toks serialas dokumentinis Pasaulio muziejai, ten vienoje iš serijų, ten Amerikos kažkoks muziejus kaupė šiuolaikinį meną ir jie už galvų susiėmė tie pirmieji darbai ir jie byra, jų vertė 100 000 kainuoja. Taip ir su tom knygom, kur ateis laikas ir dirbtinis intelektas ir skaitmenizacija ir visa šita, virtualūs dalykai, jie, tai tada, kaip ir visada, retas daiktas iš karto taps brangus dar labiau.